Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien su Joris Kvadratu ir Nojumi aptarsime Ilonos Skujaitės kūrinį Karo nuotaka. Taigi, Jori, kaip jums patiko šis kūrinys? Žinok, skaičiau ir negalėjau atsitraukti. Žinok, veiksmas, politika šioje knygoje, visko yra. Tikrai labai įdomus skaitinys. Pritariu, visiškai pritariu. Aš irgi buvau sužavėtas. Atrodo, kad skaitai ne tikrais faktais paremtą biografinį kūrinį, o autorės pačios išgalvotą istoriją, siekiant sudominti skaitytoją. Kotryna Jogailaitė šiame kūrinyje vaizduojama kaip stipri, savo nuomonę ginanti jauna mergina. Kotryna iš tiesų verta pagarbos, nes gyvenimas nebuvo lengvas. Jos gyvenimas drebino netikėtumai, negalėjo pati pasirinkti savo likimo, tai ją už ją nuspręsdavo kiti. Taigi manau, kad knyga įdomi, bet ir daug pamokanti ir taip, leidžianti pasimokyti. Taip, tu teisingai kaip pasakėjai, kad tikra neteisybė buvo, kad pirmiausia jai leidžiama buvo patikėti, kad ji pati gali sukurti savo gyvenimą. Ir po to galutinį jos sprendimą vis tiek nusprendė jo šeima, o ne ji pati. O tu, Jori, kaip manai? Pritariu, tikrai neteisinga sistema. Jei aš būčiau jos vietoje, irgi būčiau nepatenkintas ir siekčiau pakeisti savo likimą pats, o ne leisti kažkam kitiem tą daryti. Tai išties nemaloni situacija. Mano nuomonė tai yra nesąžininga, nes žmogus turėtų pats rinktis, kada nori tikėti ir su kuo nori tikėti. Taigi, man buvo įdomu, kad ji, nors ir buvo karalaitė, ilgai buvo nevertinama nei savo mamos, ji ją daug nekreipė dėmesio ir tik tai po kiek laiko ji tapo viena geidžiamiausių nuotakų Europoje. Šioje knygoje mes taip pat matome jos begalinį norą ištekėti. Jie labai patinka Prūsijos karaliui ir ji buvo sutikusi net už jo tekėti, bet Žygimantas Augustas to neleido, nes jie buvo protestantai. Bet ir taip ji norėjo būti kažkuo kažkuo prisidėti kažkokios vertės prie savo šeimos ir visuomenės, žinau. Ir tai panašu, kaip Austrijos šeimos Habsburgas Ferdinandas su jie bendravo pokylyje, o po to paaiškėjo, kad jis turi žmoną. Na taip, tikrai, jis bandė ją kaip suvilioti ir tuo pasireiškia šitai Kotrynai Habsburgų giminės galbūt priešiškumas Jogailaičiam, gal apsukrumas, bandymas apgauti ir panašiai. Taip, nes jie iš karto buvo įspėję, kad neprasidėti su to giminė, nes vis laiką atnešdavo bėdų, bet jie pirmą netikėjo, tačiau įvykus tam, kas įvyko, jie pati patyrė savo kailį. Taip pat norėčiau dar sugrįžti prie Kotrynos gyvenimo pasirinkimo. Blogai tai, kad jie pati negalėdavo to padaryti, bet dar blogiau, kad jie įsteigdavo viltį, kad vaikai gali rinktis ir kurti savo likimą, bet paskui žemės, kad tiesiog nuspręsdavo ir jie, kaip ir jai suteikiama tuščia viltis, bet Taip, kaip pačioj knygai pasakyta autorės žodžiais, ji tik tais gali išsirinkti, kokią suknelę vilkės tą dieną. Nieko daugiau. Mes žinome, kad ji labai norėjo būti vedusi ir ištekėjo tik tai 36. Labai vėlai. Taip, o tais laikais tai buvo labai vėlai ir ji už savo vyrą Joną buvo vyresnė. Jau tokios moteris kaip ji turėdavo net anūkų, o ji net neturėjo nei vaikų ir nebuvo ištekėjusi. Taip pat buvo gaila ir jos vyresniosios sesers, kuri irgi nebuvo ištekėjusi, o jai turėjo priklausyti Jonas ir dėl to net knygoje ji galvoja atsisakyti tos idėjos, kad reikia
tekėti už Joną. Taigi, ką jūs manote apie tai? Kągi, aš manau, kad Kotryna priėmė teisingą sprendimą. Jonas ne tik buvo įtakingas, turtingas valdovas, manau, galima taip sakyti, bet... Bet taigi iš jo buvo atimta valdžia, ar tu tikrai jį pavadintum valdovu? Taip. Nors jis oficialiai buvo Suomijos kunigaikštis, bet jokios realios valdžios jis neturėjo. Tai tu manai, kad negalima vadinti valdovu, Joną? Aš manau, kad tuo metu, kai jis atvyko į LDK ir Lenkiją, jis nebebuvo valdovas. Na gerai. Bet vis tiek manau, kad santuoka su juo iš Kotrynos pusės buvo teisingas sprendimas ir iš Jono. Nes jis ne tik buvo įtakingas, kaip jau ir minėjau, ir turtingas, bet jis iš tikrųjų ją mylėjo ir jam rūpėjo. Na taip, ir jis tai parodė savo veiksmais. Pavyzdžiui, kad jis atvyko į uostą Baltijos jūroje ir per visą Lietuvos teritoriją nukeliavo iki Kauno, kurį pasitiko Žygimantas Augustas ir tada jis sugebėjo nuvykti iki pat Vilniaus vien dėl savo, galima sakyti, išrinktosios būsimos nuotakos. Tai taip pat mes žinome, kad Švedija buvo protestantai. Tai Švedijos žmonės buvo protestantai. Taip, protestantizmai. Tai Jonas net nusileido ir leido iškelti krikščioniškas vestuves, davė didžiulį pinigų sumą Žygimantui Augustai, kuri buvo labai reikalinga, nes tuo metu jie kariavo prieš Maskvą dėl Livonijos, o Jonui net keliaujant pas jo išsvajotą ir mylimą Kotryną, jo brolis Erikas norėjo tai nutraukti ir jam sakė, kad grįžk ir apsisuk, čia jokių vedybų nebus. Bet jis nepaklausė ir kaip buvo vedamas savo širdies. Beje, žinot, kalbant apie Maskvą, kad ir Ivanas Rūstus įsiekė Kotrynos rankos. Ką manote, jo siekė? Iš to, kaip rašė autorė, buvo akivaizdu, kad jis tikrai toli gražu nesiekė Kotrynos rankos iš meilės arba iš gražių jausmų. Labiau jis norėjo galbūt kaip galios savo parodymą, kad jis sugeba gauti tokią moterį vien tik kaip savo, vėliau jis paminėjo, kad tiesiog tarnaitė būtų, kai jis jau jos nebebėgo. Tai aš manau, kad tikrai jis nebuvo tobulas vyras Kotrynai. Tai taip pat apie Ivaną Rūstui buvo pasakojama žiaurios istorijos, kaip jis elgdavosi su žmonėmis ir tai dar labiau gąsdindavo Kotryną. Taip pat pabaigoje jis vėl norėjo jos rankos, todėl siuntė savo pasiuntinius į Švediją, kad jeigu jie atveš jam Kotryną, jis nutrauks karą su Švedija. Labai siekė Kotrynos rankos ir labai stengėsi, kad ji būtų jo 3 bandymai, bet visi nebuvo sėkmingi. Galbūt prie to prisidėjo ir tai, kad pati Kotryna netruputėlio nenorėjo susituokti su Ivanu Rūsčiuoju, jos netraukė ta mintis toli gražu. Bet kita vertus, Suomijos kunigaikštis Jonas ją sužavėjo daug labiau. Pavyzdžiui, knygoje rašyta, kad Kotrynai patiko jo ledinės spalvos akys. Jis buvo dosnus žmonėms, mokėdavo įsiklausyti. Taigi, kaip manote, kodėl ši istorija yra aktuali šiandien? Neblogas klausimas. Aš manau, kad ši istorija vis tiek gali būti vis dar aktuali šiandien, nes ji parodo, kaip galbūt stipri savim pasitikinti moteris, kuri sulaužo visuomenės standartus, gali įveikti visas kliūtis savo kelyje, kad ir nesvarbu kokios jos būtų ir baisios. Na kągi, aptariam knygos turinį, jį aktualizavome, dabar beliko paskutinis klausimas. Kuo autorė nusipelnė parašydama šią knygą? Na, mano manimu, tikrai puiku, kad jis sugebėjo ištempti į šviesą tokią
jau galbūt seną pamirštą švedų, lietuvių ir lenkų bendrą istoriją. Ačiū visiems, kad klausėte ir jeigu norite mums atsidėkoti, skambinkite numeriu 1890 ir Padėkite Ukrainoje kovojančiams didvyriams. Prisidedame 5 eurais arba nueikite į radarom.lt svetainę ir paaukokite didesnę sumą. gaila, turime baigti šią mūsų turiningą tinklalaidę. Iki susitikimo.